Taip, čia yra 3 mielos mergaitės, 3 mūsų dukrytės, tai Gustė vyriausia dukrytė, Gustė dabar yra 8 metai, tada Justė yra 6 metų ir kas dar yra? Koks tavo vardas? Man bus 3. Tau 3 metai, taip, ir tu esi Austėja, taip? Taip. Taip, o čia yra mūsų Austėja. Mes laukiame Austėjos. Iš tikrųjų labai anksti pasirodė visi tie požymiai, kad nėštumas nebus ilgas. Buvo 8 savaitės, kai gydytoja pas mane pastebėjo hematomą. Ir nuo tų 8 savaičių nėštumas ir buvo rizikingas. Nuo tų 8 savaičių aš gėriau daug hormonų, gėriau daug vaistų. Ir pirmas kartas, kai atsidūriau ligoninėje, tai buvo, kai buvo 16 savaičių. Nu, ir jau tada buvo labai stipriai padidėję uždegiminiai rodikliai ir kaip jau gydytojų nuomonė, kaip ir jau turėjau laukti persileidimo. Bet Austėja buvo labai stipri ir pagulėjus beveik 2 savaitės mus paleido namo. Ir tada iki Austėjos gimimo iš tikrųjų buvo nemažai dar tų pagulėjimų ligoninėje. Tikslas buvo išnešioti nėštumą iki 24 savaičių. Tai tikslą beveik pasiekėm. Nu ir gimė Austėja. Ir kai mamai skaudėjo pilvą, aš galvojau, kad dar vienas kūdikis atsiras, o mama sakė ne, bet atsirado. Aš iš tikrųjų viduj, tai aš laukiau tų 22 savaičių. Nes kas kart, kai važiuodavau į priėmimą, visą laiką būdavo ta mintis, kad gali būti persileidimas. Ir mane visą laiką ligoniniai palaikydavo kelias paras, ir nieko neįvykdavo ir grįždavom namo. Tai aš iš tikrųjų labai laukiau tų 22 savaičių, kada jau nebe persileidimas, o kada jau kūdikis gimsta, ne, kaip sakoma. Tai va, tai iš tikrųjų net ir klausiau gydytojų, kaip čia vyksta tas gelbėjimas tokių mažiukų ir panašiai priėmime. Tai aišku, kiekvieną kartą ten visi šnekėjo skirtingai, bet Austėja gimė 23 savaičių. Ir kaip čia pasakyti, prognozių buvo visokių, kad Austėja gims aš sužinojau ryte, tai nebuvo netikėta, tiesiog tai buvo eilinis pagulėjimas ligoniniai mano. Ir tada ryte gydytoja pasakė, kad, tikrai atsimenu, sakė, nėštumas turi būti užbaigtas. Viskas. Per dideli uždegiminiai rodikliai ir panašiai ten buvo ir lyg ir vandenų mažėjo, žodžiu, tų problemų buvo kraujavimas labai stiprus prasidėjęs. Tai va, tai ryte pasakė, davė ankstukų knygą, tai greit perskaičiau tą knygą. Turėjau susitikimą su psichologė, o šiaip tai, vis tiek tas visą laiką vyko ant telefono su šeima, nes buvogi karantinas, jokių lankymų nieko nebuvo galima. Tai va ir vakare gimė Austėja. Jinai buvo mažesnė negu buvo prognozuota. Buvo prognozuota, kad jinai bus maždaug apie 680 gramų. Jinai gimė 515. Aš nemačiau, kokia jinai buvo. Aš iš tikrųjų nieko nemačiau, nieko nelabai ir atsimenu, kaip ten buvo, nes viskas buvo staigiai. Cezario pjūvis, kai į operacinę atvažiavom, tai viskas jau buvo suruošta, ten inkubatorius, visų tų įrangų labai daug. Kiek jas buvo didelė. Ir tiek jinai gimė, ją išsinešė. O aš ją pamačiau tik tai kitą dieną ryte. Tai man tik tai vienintelį, ką man pasakė, kai paklausiau, tai sakė dar gyva. Tiek. Tai iš tikrųjų buvo griežtas karantinas, nuo pat pradžios nėštumo. Vyras į ligoninę niekada negalėjo ateiti aplankyti. Ir kai gimė jau Austėja, aišku, vyras negalėjo dalyvauti, vyras negalėjo užeiti, nes buvo pats tas griežtasis karantinas, kai uždarė kelius, neleido iš miestų į miestus važiuoti. Mums ten netgi reikėjo, kadangi mes rajone gyvenam, reikėjo gauti pažymą iš ligoninės, kad vyras galėtų siuntinį mums galų gale atvežti ir panašiai. Tai iš tikrųjų vyrą matydavau per langą. Aišku, bendravom telefonu ir panašiai, bet per langą
Vyras austėjos per langą nematė, nes aš tiesiog negalėjau fiziškai parodyti jam, kadangi jinai vis tiek inkubatoriui buvo ilgai ir panašiai. Tai va, tai tas laikotarpis buvo labai sunkus, tiesą sakant, ir labiausiai ne dėl vyro, o dėl to, kad negalėjom susitikti ir su Augustė ir Juste, su vyresnėlėm. Tai tas buvo labai sunku. Jos piešė piešinius, siuntė tikrai, kad aš šilumos gauti tiek man, tiek sesiai. Nežinau, bet ne man vienai buvo sunku. Ta prasme, tų mamyčių buvo daug ir visom mamom buvo lygiai taip pat sunku. Ačiū. Čia padėsiu. Jinai buvo tokia mažytė, bet tokia mažytė. Ir tokia visa, nežinau, dabar negražiai pasakysiu, toks kaip kirmeliukas. Tokia visa raudona, tokiam kažkokiam kaip celofaninė maišelėje. Žodžiu, ir aš suprantu, kam visa tai reikalinga, bet, tikrai jinai buvo labai labai mažytė ir labai labai smulkutė ir labai labai trapi. Ir aš tikrai prie jos ten nekišau rankų, nei liečiausi, nieko nedariau, nes tiesiog žinojau, kad jai atrodė, kad jai skaudės, jeigu aš taip darysiu. Nes tos odelės, toks jausmas, kad nelabai ir buvo, tokia visa. Ir jos pampirščiukai buvo labai maži. Taip. Ir iš tikrųjų, kai ją pamačiau, tai mano tikslas buvo pakrikštyti. Tai dabar atrodo gal taip pakankamai paprastai skamba, nes kas čia yra pakrikštyti kūdikį. Bet tada, kai buvo karantinas, tai iš tikrųjų buvo reikalų. Bet tuo metu dirbęs kapelionas tikrai sutiko, labai mielai atvyko ir tą patį vakarą mes ją pakrikštėm. Tai va, tai iš tikrųjų buvo labai svarbu mums tą krikštą gauti. Ne dėl to, kad mes galvojam, kad gali atsitikti visko ir mums gali tekti ją laidoti, tikrai ne. Tiesiog aš tikrai sąžiningai tikėjau, kad tai dar bus tas papildomas, kaip čia pasakyti, nežinau, papildomas aplinkybės, dėl ko jai gali būti geriau, dėl ko jai gali būti stipresnė. Tai va, ir aš tikiu, kad padėjo tai. Tikrai, mes visi artimieji meldėmės. Nežinau, aš nueidavau prie inkubatoriaus, aš kažkaip tuo metu, po to aš jau su ją kalbėjau. Tom pirmom dienom aš nemokėjau su ją kalbėti. Tai man vienintelis galvoj būdavo iškart Tėve mūsų ir viskas. Mes nesam labai praktikuojantis, ta prasme mes nevaikštom į bažnyčią kiekvieną sekmanį ir panašiai, bet žinot, čia gal turbūt tuo metu ir atrandi labiausiai. Ta prasme, kad tu tuo metu grėbiesi šiaudą jau. Ir sakau, minties apie tai, kad mes jos galim netekti, kad ir jinai tokia mažytė traputė, tikrai nebuvo. Tai mes gulėjom, pradžiai 5 dienas ten toj reanimacijoje, kur akušerijos skyrius, tada, kaip sako, jeigu būna stabilu, perkelia į vaikų ligoninės tą naujagimių reanimaciją. Tai tada 5 dieną mes pervažiavom į kitą gatvės pusę į vaikų ligoninę. Ten tai iš viso, nežinau, ten seselės gydytojas, tai visos tokios iškart pasikeitė, aplinka pasikeitė, labai ten viskas, nežinau, maloniai, gražiai vyko. Ir reanimacijų jinai gulėjo 2 mėnesius, tai aš tiesiog pas ją vaikščiodavau kas 3 valandas, nes kaip buvo, kadangi buvo karantinas, tai buvo galima mamom gulėti ir iš Vilniaus mamom gulėti kartu ligoniniai. Ir po 2 mėnesių man ją jau, kaip čia pasakyti, leido pasimti į palatą. Tai kai jinai pas mane atkeliavo į palatą, jinai svėrė, labai gerai atsimenu, nes buvo 1,122 gramų. Tai va, tada jinai atkeliavo pas mane į palatą, į inkubatorių. Ir tada jau mes kartu ligoniniai praleidom dar 2 su trupučiu mėnesio. Atviras arterinis latakėlis, tai čia širdutė. Tai čia buvo jos pirmoji operacija, ją operavo, kai jai buvo 2 savaitės. Tada jinai, atsimenu, svėrė 670 gramų, buvo labai baisu. Ir tada buvo antra operacija kyčių, nes buvo žaibinė retinopatija. Tai operacijų kaip po tokių jinai neturėjo, nes pas ją su žarnynu viskas kaip ir gerai. Kaip čia pasakyti, kraujosrūvos buvo galvytėje, bet tai iki tos hidrocefalijos nedėjo, nereikėjo operuoti.
Tai operacijų kaip ir neturėjo, bet tų visokių vaistų begalė tikrai pradžioje augo tik tai ant vaistų, ant antibiotikų ir panašiai. Aišku, sepsį turėjo, kaip ir turbūt visi. Kiek kartų kraujas piltas, tai aš tikrai irgi nepasakysiu, nes tiek reanimacijai, tiek jau kai gulėjom palatoj, tikrai labai pylė daug kraujo. Tai kaip ir tiek. Tai ta pagrindinė stiprybė, man bent jau, pagrindinė stiprybė aišku buvo iš Austėjos, nes, ta prasme, taigi ne aš kovoju, taigi Austėja kovoja. Ta prasme, ne man sunku, jai sunku, ne man reikia pagalbos, jai reikia pagalbos. Tai kažkaip čia net nebuvo kažkokių minčių, kad savęs ten pradėti gailėti ar panašiai. Tai tikrai visa stiprybė iš Austėjos, nes jinai tikrai labai stipri. Ta prasme, jinai tą rodė nuo pat dar pas mane pilvelį, kai buvo kokia jinai stipri, kad jinai tiek išbuvo ir išgyveno. Ir po to gimusi rodė, jinai tikrai paneigė visas prognozes, kokios buvo, nes tikrai girdėjom labai daug. Ir pirmiausia iš Austėjos, o po to vis tiek iš šeimos. Vis tiek mesgi bendravom tiek su vyru, tiek su Guste, tiek su Juste. Ir tas labai jautėsi, tiek tikrai palaikė seneliai, kiti artimieji, draugai galų gale, tai iš aplinkinių žmonių. Ir plus mamos. Kaip sakau, mes buvom visos, uždarytos viename, taip. Ir tas tikrai labai jautėsi, kad, ta prasme, mes neturim kontakto su savo šeimom. Tai tikrai labai sąžiningai vieną kitą palaikėm. Tai mes, kai grįžom namo iš ligoninės, mes turėjom iš tikrųjų pasiruošę viską. Mes turėjom ir tą pulsoksimetrą, nuomavomės aparatą jau tą normalų, kad stebėti jo saturaciją. Mes turėjom ir deguonies aparatą, mes turėjom ir deguonies balioną, mes buvom visiškai pasiruošę, nes Austėjai dar šiek tiek būdavo problemos su deguonim. Tai va, tai pirmiausia buvo tas toksai saugumas, kad namuose būtų kiek įmanoma saugiau, kad mes būtumėm pasiruošę viskam, kas gali atsitikti ir panašiai. Aišku, Austėja sirgo daug, nes vis tiek, kai pasibaigė karantinas, prasidėjo darželis, mokykla, Gustei su Juste, tai tikrai tų ligų parnešdavo, tai Austėja sirgo daug ir mes turėjom labai daug reabilitacijų. Tai čia iš tikrųjų nuo pat grįžimo iš ligoninės jau pas mus atvykdavo nuostabi kineziterapeutė į namus. Pradžioje, aišku, nuo masažiukų, nes vis tiek Austėja negalėjo dar daugiau. O po to, kas kart vis didinant tą krūvį, tai mes iš tikrųjų turėjom reabilitacijų tiek namuose, tiek važinėdavom į Santariškės ir Raidos centrą. Ir dabar galvoju, pirmoji ta intensyvioji reabilitacija, kad ne ligoniniai, o su specialistais kitais buvo, kai Austėjai buvo 1,5 metų. Tai vat, tai ką galiu pasakyti, kad Austėjos vienintelis vaistas šiuo metu, ir ne tik šiuo metu, jau vat kurį laiką, ir yra tos reabilitacijos. Nes tai, ką mes turim dabar, tai yra tik tai reabilitacijų dėka. Tai Austėjai vis tiek yra diagnozuotas cerebrinis paralyžius. Bet turbūt matot, kad jinai net nelabai ir pasakytum, kaip pasakytum, kai žinai, kad vaikui 3,5 metų, galbūt jinai neina kaip 3,5 metų vaikas, nėra to stabilumo tokio, bet mes turim cerebrinį paralyžių, jinai turi mišrių specifinius raidos sutrikimus, aišku, ir panašiai, tai tokių raidos daugiau dalykų ir motorikos dalykų. Bet jos suvokimas dabar irgi yra tikrai puikus ir aš irgi sakau, kad tai yra reabilitacijų dėka. Iš vienos pusės reabilitacijų, iš kitos pusės, kad visų pirma, aš matau, kad mums ir pasisekė. Vis tiek tai yra tas atvejis, kai mes dirbam ir tai matosi rezultatas. Kai Austėja buvo visiškai dar mažulytė, jinai tikrai dar nei vaikščiojo, nei ropojo, nei turbūt gal dar net ir nesėdėjo. Tada aš labai pradėjau domėtis gyvūnais, nes mes šiaip labai mylim gyvūnus. Ir pradėjau domėtis, nes labai tikėjau, kad šuo, jei tai emociniai visai raidai būtų labai gerai, nes turbūt ne veltui yra kaniterapija, kur su šuniukais yra tie visi užsiėmimai. Tai va, ir tada labai atsakingai pradėjom rinktis veislyną. Tikrai peržiūrėjau sąrašą
netgi šunų, kurie turi, kaip čia pasakyti, licenciją, turbūt, ne, kur galima tuos šunis taikyti kaniterapijai, rinkausi veislyną, kur buvo irgi tarptų šunų, iš to veislyno šuo. Tai va, ir tikrai labai daug su veisėjais šnekėjom apie šuns tą psichinį stabilumą ir panašiai. Ir tas šuo yra atsiradęs pas mus namuose, kaip mes su vyru juokėmės, čia kaip investicija į austėjos ateitį, čia investicija į austėjos smegenim. Tai, bet labai pasiteisino, iš tikrųjų labai jaučiasi tas ryšys, aišku, labai šuo geras, kad labai irgi jaučia, palaiko tą ryšį. Bet aš manau, kad tam tokiam stabilumui emociniam irgi labai padeda. O šiaip tai mes tikrai labai daug dirbam. Ta prasme, pas mus namai yra kaip, nežinau, kaip pas mus atvažiuoja kokie ten draugai ar pažįstami su vaikais, tai jie juokiasi, kaip žaidimų kambarys. Tai vaikam, kurie neturi jokių sutrikimų, ne, tai tos visos austėjos priemonės, su kuriuom jinai sportuoja, realiai tai yra į darbo priemonės. Tai kitiem vaikam tai yra kaip žaidimų kambarys. Man žinot, kas yra? Aš nežinau, kaip aš nemoku to paaiškinti. Man yra kažkaip pasąmonė, čia gal toks kaip būna, nežinau, psichologinis momentas kažkoks. Mano pasąmonė užsiblokavus. Ta prasme, aš gali atrodyti, kad aš apie tai šneku visiškai nejautriai ir panašiai, nes aš neverkiu, tikrai neverkiu apie tai šnekėdama, man nėra kažkokių sentimentų prisimenant tą, kas yra man dabar taip atrodo, nenormalu, nes, sakau, mano matyt pasąmonė tiek užsiblokavus ir aš labai daug dalykų tiesiog neatsimenu. Nes, man svarbu, kas va dabar darosi. Man svarbu, kad mes kuo daugiau gautumėm tų reabilitacijų, kad mes kuo daugiau išvažiuotumėm, kad mes kuo daugiau dirbtumėm. Man svarbu, kad austėja gerai jaustųsi, kad va sesės gerai jaustųsi, nes jos tikrai labai... Įsivaizduokit, tada Justei buvo 2 metai, Gustei buvo 4 metai, kai aš gulėjau ligoniniai. Pavyzdžiui, tai buvo baisu, kad tuos visus mėnesius, kai jos manęs nematė, tai vis tiek mes rodėm, čia turėjau pradžią irgi, kai Austėja gimė, nuomonę tokią, kad tu sako, gal nesakyk dar jom, ta prasme, kad taigi gali neišgyventi, sako, nerodyk. Tai mano pirmas dalykas, ką aš pradėjau rodyti tą inkubatorių, va yra namukas, kur čia mūsų sesytė gyvena, čia taip yra naip. Bet viduj aš labai bijojau, kad kai mes grįšim namo su Austėja, kad jos nemylės Austėjos, nes per Austėją jos mamos nematė. Tokių aš turėjau prisigalvojus savo tokių dalykų. Bet tokia meilė buvo grįžus, kad va ir dabar jos tobulai visos. Ir Austėjos, man atrodo, dar irgi visai raidai, visam tam emociniam suvokimo, nežinau kaip čia pasakyti, vystymuisi labai padeda sesės, nes jas labai atkartoja, labai stengiasi viską daryti tą patį, tai labai irgi padeda. Aš net gal kartais kai kuriom mamom, nežinau iš tikrųjų, bet aš gal kai kuriom mamom tai tikrai atrodžiau tokia nenormali, nes man nesuvokiama buvo, kaip jos verkia. Ta prasme, jų vaikai ten kovoja už gyvybės, o jos verkia. Tai ne tą reikia daryti, reikia stengtis, reikia būti ta stiprybė vaikui. Tai va, aš iš tikrųjų dabar galvoju, verkiau tuo metu, kai buvo tas laikas, kai ryte man pasakė, kad nėštumas turi būti užbaigtas, iki jau to nėštumo užbaigimo. Tada verkiau, bet irgi, sakau, puoliau tą knygą skaityti, toksai buvo ten su šeima kalbėti telefonu, tai toks irgi tas verkimas. O po to aš sąžiningai stengiausi neverkti. Bet aš šiaip stengiausi neverkti.